Sveiki visi, čia Minecraft World Agurkas. Ir šįkart, kaip vienas žmogus komentaruose parašė, tobulinsiu bunkerį. Ir jeigu liks laiko, gal ir išeisiu pakeliauti, airono paieškoti. Tai gerai, pirmas patobulinimas, kurį padarysiu, tai padarysiu stogelį virš durų, nes kisninga labai nepatogu. Tai aš padarysiu jį iš lentų. Va laiptoj, šitas lentus čia eis. Viena irgi. Ne tą pusę gal, kitą pusę padėsiu. O jeigu aš padarysiu va taip va. O, taip gerai atrodo. Ir va čia iš šono va medienos rąstų padėti reikia. Nu va, daug geriau. Dabar čia šitą sniegą iškasiu ir daugiau nebeatsiras. Pala. Aš turiu idėją. Čia padėsiu 2 tvorelės ir tada ant jų fakelus. Va! Štai ir va, įėjimas baigtas. Kitas dalykas, kurį aš planuoju pakeisti, tai va čia padaryti medinius laiptus. Kad greičiau nusileis ir kažkokinė, kad galvos nesusitrankyčiau, nors taip neįmanoma Minecraft'e. Štai laiptukai, dabar reikia po bloką išgriauti, taip va, ir padėti. Nu štai ir va, laiptų baigti, dabar aš žiauriai greitai galiu nusileisti. Ne, žiauriai, aišku, čia ne turbo nusileidimo sistema kokia. Bet gerai, dabar pas mane čia tik viena skaidė. Tai aš galvoju, va čia šitą vietą iškasti ir padaryti tokias kaip ir sandėliuką. Štai ir va, iškasiu tokią vietą. Ir dabar man reikėtų pasidaryti čia medienos ir galėsiu padėlioti skrynių ir statinių. Ir padarysiu tokį dizainą. Va čia bus skrynios, čia statinės, va taip. Ir nežinau, gal čia kokį slabą padėti, bet reikės pasitestuoti, ar skrynios atsidaro. Visų pirma, susikraftinsiu 4 minimum. Štai skrynias sudėjau iš didelės iš apačios ir dar va čia va vieną padėjau. Dabar patestuosiu, ar veikia, jeigu aš padarysiu tokį vat slabą. Va taip va ir atidarys skrynias. Galima, tai gerai. Taip vat sudėsiu virš skrynių. Nu, štai ir va. Atrodo gan neblogai, tik tais per šitą visą darymą tiek medienos tik tais liko. Tai dabar aš viską surūšiuosiu. Kiekvienas daiktas turės savo atskirą vietą. Čia bus mediena, perkelsiu viską šitą
kas yra iš medienos. Šalia jos bus akmens skrynia. Statinė tiksliau. Čia bus šlamšto skrynia. Žemė išėmų. Čia bus žemės skrynia. Čia tiek žemės pasiimsiu. Čia bus... Kodėl aš sakau statinė skrynia? Čia bus maisto. Gal kas tik triušį dėsiu. Čia tik morkų. Prie akmenų skrynios gal dar ditnagą dėsiu, nes jis kaip ir akmuo. Jis bus ant trečioje linijoje. Seplingai bus kaip ir mediena, bent aš šios sodinukus šitas noriu pasėti. Kodėl čia meškiukas atsirado? Tik to būk čia. Gerai, kad ne meška iš viso. Dabar čia reikia viską šitas knygą nukas, susitiksim, kai nukasiu. Kadangi po tiek daug sniego, aš manau, kad va šita visa didelė skrynia bus sniegui. Tai gerai, man reikėjo pasodinti medelius. Einu tą ir padaryti. Čia taip apsnigo. Visur. Ar daržas gyvas? Gyvas, gerai, auga šiek tiek. Tad čia užšąla dažnai. Čia bus va taip pakrantėje medžiai. Bet aš galvoju kažkur va čia va. Pasodinsiu tokį miškelį. Toliau nuo namų šiek tiek. Nu, va čia bus mano ultra gigačiatinis miškas. Nu, ne toks ultra gigačiatinis, bet nemažas. Gerai, grįžtu į bazę. Reikia pavalgyti. Įdėti kepti šitą triušieną, kurią radau. Ir surūšiuoti savo daiktus. O va čia bus ateities daiktam, kurių dar neturiu, kuriuos dar sudėsiu. Kiškio oda ir man rodos viskas gerai. Tai dabar aš pasidaisiu savo kuperinių šarvus. Va čia kiek esu papildymą radau daugiau kuperio ir iš jo pasigaminsiu šarvus. Tai reikės šalmo, čia šalmo nereikėjo. Čia bus įrankių ir šarvų skrynia. Tiek to, bent jau turėsiu atsargį. Kelnes ir batai. Nu ir štai va, apsirengęs aš. Dabar dar pasidarysiu kardą. Kirtiklį arčiau pasidėsiu. Visus įrankius tiesiog arčiau pasidėsiu. Maistas, duona ir gerai. Galim jau po biškį keliauti. Tik pirma, man reikės lovos. Tai gal pasistylinsiu iš kaimiečio, kad savo negriauti. Nes reikės miegot man. Kaip tik raudona. Tai keliauju. Jeigu rasiu kažką įdomaus, pasakysiu. Moliūgai. Gerai. 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 Moliūgų radau.
Kodėl 19? Ai, nepaėmiau. Gerai, aš vaikščiosiu kažkur arčiau šiek tiek prie mano namų. Tai mano namai yra toj pusėje. Oho, kol kas šiandien labai matosi kokia geležis. Aš ten nenoriu labai leistis, čia hardcore'as, aš dar tik tais pradedu, tai gal kažkada kitą kartą nusileisiu, žinosiu, kad čia ir netoli urvas. Einu eksploruoti toliau. Grybukai. Ar čia cukranendė? Kiek daug netgi, wow. Geras. Va, kol kas va čia padėjau. Šitas įsidėsiu į maišelį. O kur mano visi... moliūgai čia. Pasidarysiu kažkur 8 sėklas į savo ūkį. Kaip žinau, moliūgams nereikia vandens. Tik kaptuką pasidėjau ten. Ir čia vietos nėra. Tai gal vis dėlto pasodinsiu pas save. Kur čia vietelė? Va čia va. Čia. Aha. Čia va prie sienos galima. Ir dar 2 sėklos čia va. Bent čia tada nesuaugs, tai reikia čia kažkur. Ar manau, taip pat? Ne. Tai iškis bus va čia fakilas. Šitą nuimsiu. Gan gerai atrodo čia šitas mano kiemas, neskaitant sniego. Nes sniegas tai... Aš nesitikėjau, kad čia tai bus. Kažkaip ant tako sniego nėra, tai reiškia, kad jis kažkaip blokuoja nuo nusileidimo. Gal iki va šitos pusės dar padarysiu tą kelią. Va, ir čia tą kelią padariau. Gerai, pasidėsiu savo gniūžtės į šitą sniego skrynę, kuri jau turi 1 eilę. Ir eisiu miegot. O, pagaliukai į emeraldą. Bent kam tiek daug pagaliukų jam? Galėtų nuolaidą padaryti. Man šiaip gan geras teidas, jeigu turi daug medienos. O dabar aš šiek tiek saugau ją, nes turi mažokai. O. Ir numirė.
Bandė pult, bet nepavyko. Pats numirė nuo saulės. Kaulas ir viskas. Gal padarysiu nieko. Šitą galvoju paieškoti vilko. Va ir daugiau kaulų. Mano namų koordinatės kažkur 240. 240. Firefly bušas man reikia. Daugiau niekur nėra. Gerai. Reiškia, varau namo, o čia avis yra. Neužšaltų vanduo, kad neužšaltų. Firefly bušą čia padėsiu. Kad neužšaltų vanduo, gal jūs žinot, parašykit komentaruose po šito video. Jeigu neleidžia, tai reiškia pas jūs nustatymai tokie, arba aš kažką netaip padariau su video. Ir šiam kartui turbūt jau užteks. Jeigu jums patiko šis video, tai būtinai paspauskite tą mygtuką like, tai nieko nekainuoja ir labai trumpai trunka. O jeigu norite daugiau tokio turinio, subscribinkite.